Meta geraširdiškumas yra būdingas nebepatiriantiems aš jausmo pančių. Jis sklinda kaip besiskleidžiantis visomis kryptimis, savaime sužydėjusio jazmino kvapas, be pastangų, be ketinimų ar išskyrimo. Praktikuojant beribį geraširdiškumą arba meta apamaniją, siekiama, kad visos būtybės atleistų viena kitai ir jos visos kartu šią pačią akimirką išsivaduotų iš kančios. Taip meta moko mūsų širdį teisingo požiūrio, neskirstančio nieko į aš ir tu, mes ir jie. Ir aš jausmas silpnėja. Nykstant aš sąvokai, nyksta ir esminė kančios priežastis, o tai veda į išsilaisvinimą arba nibaną. Nibana yra tikrai didinga užduotis, kurią vienam įvykdyti gan sudėtinga. Garbusis Luangta Narongsak mums davė daugą keičiantį patarimą. Tarsi būtume visų visatų budų padėjėjai. Turime nuolankiai, su tikėjimu prašyti budų, dhamos ir sanghų galios, ne tik iš šios visatos, bet ir iš trilijonų visatų, padėti skleisti begalinį geraširdiškumą. Įsivaizduokite, kad metos lietus vienu metu lyja ant visų būtybių, visose visatose ir leiskite šiai galiai veikti savaime. Tačiau negalima tiesiog prašyti trijų brangenybių ir visiškai nesistengti kaupti gerų nuopelnų. Be visų visatų budų, dhamos ir sanghų galios parami tobulumų taip pat turite įtraukti visus per praeitus gyvenimus iki šios akimirkos sukauptų savo parami, tobulumus ir nuopelnus. Mes galvojame apie save ir visas kitas būtybės, bendrakeleivius samsaroje, su kuriais patiriame gimimą, senėjimą, ligas ir mirtį. Nesvarbu, ar tai žmonės ar ne žmonės, net dievybės, dangaus būtybės tokios kaip Indra, Brahmos, Nagai, Garudai, Gandhavai, tegul visi tebesisukantieji samsaroje išsilaisvina iš nelaimingų būties sferų ir kančios. Te visi atleidžia vieni kitiems, ten nelaiko neapykantos, pagiežos ar noro keršyti, te niekad daugiau vieni kitų nežaloja. Te žino, kaip apsisaugoti nuo visų kančių ir pavojų. Tegul nuo šiol kyla atida, sutelktis ir išmintis, te jie tampa teisingų požiūrių ir visam laikui ir visiškai išsklaido neteisingą požiūrį, neišmanimą, teršalus, troškimą, prisirišimą ir visus 10 pančių. Kita vertus, jei sukeltumėte siekį tik iš savojo aš, tai prilygtų vienam lietaus lašeliui, krentančiam begalinėje visatos erdvėje. Tai šventa, bet turi labai ribotą galią. Meta iš aš pasiekia tik iki jūsų pačių kojų pirštų galiuko. Turinčios aš būtybės protas panašus į burbulą su aiškiomis ribomis. Tuo tarpu, dėl praktikos išgrynintame, paleidusiame prisirišimus prote, šio tuščio proto burbulo nebėra. Tyra sąmonė neturi formos, ribų ar vietos. Todėl siekis iš ne aš gali tiesiogiai pasiekti gausybę visatų. Budos amuletai ir Budos atvaizdai, kuriuos mums dovanoja garbusis Luangta Narongsak, yra pakrauti Luangtos siekių, prašančių visų visatų, visų budų, dhamos, tauriųjų mokinių sanghų ir pačiaga budų geraširdiškumo, kad visos būtybės galėtų išsilaisvinti iš kančios. Jei beribė meta yra nuolat lavinama, kartojama kaip budho, tai paverčia meta į proto išsilaisvinimą, meta četo vimuti, džanos pasiekimą. Ir tai neša įvairialypę naudą. Žmogus gali įeiti į džanas taip lengvai, kaip vėjas pūsti. Jį myli ir žmonės, ir nežmonės. Jis nesusiduria su sunkumais sudėtingose situacijose, nepatiria skurdo vargingomis aplinkybėmis.
Jam nenutinka priešlaikinė mirtis. Jis nemiršta nuo ginklų, ugnies ar nuodų, nebent veikiamas sunkios karmos. Jis miega ramiai ir pabunda laimingas. Jeigu šiame gyvenime dar nepasiekia nibanos, jis greičiausiai atgims aukštesnėse sferose, išvengdamas žemesniųjų. Pasitelkiu iš Budos dorybių, Dhamos dorybių ir Sangos dorybių. Budos galios, Dhamos galios ir Sangos galios. Budos tobulumų, Dhamos tobulumų ir Sangos tobulumų. Neribotai tekančią begalinę metą, geraširdiškumą ir visus per šį gyvenimą ir per visus laikus mano sukauptus nuopelnus ir tobulumus. Ir nuolankiai iš neturinčios aš beasmenės širdies ryžtuosi skleisti tikrąją Dhamą, tyros gamtos energiją ir tyros sąmonės galią. Tai begalinė meta pasiekia vienu metu mane ir visas kitas būtybės. Žmogiškas ir nežmogiškas, esančias arti ar toli, visomis kryptimis, be jokių išimčių ar ribų. Tai visi išsivaduoja iš kančių ir atgimimų nelaimingose būties sferose. Tai vieni kitiems atleidžiame visiškai, neužslėpdami neapykantos, pagiežos ar noro keršyti. Tai vieni kitų daugiau nespaudžiame ir nežalojame. Tai kyla atida, sutelktis ir išmintis. Tai pažadina jūs teisingą požiūrį ir visam laikui ir visiškai išsklaido neteisingą požiūrį, neišmanimą, teršaus, troškimą, prisirišimą ir visus 10 pančių. Tai visos būtybės bunda suvokdama širdį kaip vientisą, nesuskaldytą, nedalinančią į vidų ir išorę, neskirstančią į aš ir kiti. Ten nuo šiol širdis patiria nibaną.